Šitas įrašas gali nustebinti tuos, kurie įpratę prie šiek tiek kitokio mano parlamentinių svarstymo stiliaus. Čia lyg ir per daug asmeninių impresijų, patirčių, kitaip sakant viso to, ko vengti primitinai liepia žanras, kuriame esu stipriausia – analitinė žurnalistika. Vis dėlto, kaip nekartą sakiau, absoliučiai netikiu objektyvę žurnalistiką, tad būsiu šališka. Kalbėsiu tai, ką matau per Maldeikienės sakinius. Jeigu norite šaltų aiškių klausimų ir tokių pat atsakymų, mano įrašų nebesekite. Jeigu jums įdomu, ką pamačiau per savo 9 metus aktyvioje politikoje, 30 metus dėstytojo kėdėje bei 10 darbo Lietuvos žurnalistikoje, prenumeruokite mano naują tinklaraštį. Ten rasite tiek įžvalgų apie dienos aktualijas, tiek istorinių analogijų, tiek, ir tai bus bene rimčiausia mano būsimos veiklos dalis, ilgesnių įrašų atskleidžiančių to ar kito didesnio įvykio turinį, kontekstą bei pasiekmes. Dar 3 savaitės ir mano darbas Europos parlamente baigsis. Laukiu tos dienos, kai grįšiu namo ir nebereikės galvoti apie lėktuvus. Šitie mano tikrai grįso. Net pačiai įdomu, kiek reikės laiko, kol vėl, kaip anksčiau, svajosiu apie tolimus skrydžius ir naujas vietas. Ko labiausiai ilgėsiuos Briuselyje, žinoma, muzikos. Myliu Vilniaus filharmoniją, kur neretai leidžiu vakarus jau 50 metų. Lankausi labai dažnai, o paauglystėje, bei ankstyvoje jaunystėje ir porą-trejetą kartų per savaitę. Tada dar buvo 2 salės, o tėveliai, kurie neduodavo pinigų naujiems rūbams, bet diskusijų sukrapštydavo, tuomet santykinai pigiems bilietams. Ir klausiau aš visko, nuo mylimo Bacho iki Schönbergo, kurio tuomet nesupratau absoliučiai, bet geras tonas reikalavo vaidinti, kad patinka. Na, paauglystė žavi žinojimu, kurį dėja vėliau sutraiško sąmoningas gyvenimas. Dabar, kai turėjau galimybę beveik 5 metus klausyti geriausių pasaulio atlikėjų ir puikios muzikos už nedidelę, matuojant Lietuvos matų kainą, tos gyvenimo dalies labai truks. Paskutinius 3 koncertus Bozarė, taip vadinasi didžioji klasikinės ir ne tik jos muzikos salė Briuselyje, pasidėsiu giliai širdies kamputyje. Vakarykštis Bachas, kitos savaitės Rachmaninovas su mano mylimiausiu antruoju koncertu fortepijonui ir Šostakovičiaus 10-ąją simfoniją, bei tarsi desertui pažinti su charizmatiškąja Anuška Shankar užbaigs ne tik paskutinį muzikos Briuselyje sezoną, bet ir mano darbinę karjerą. Jau balandžio 26 dieną būsiu tiesiog dar viena Lietuvos pensininkė be jokių darbinių įsipareigojimų ir privalomų valandų skirtų dažnai tokioms mechaniškoms užduotims. Ir tai reiškia, kad turėsiu gerokai daugiau laiko skaitymui, mąstymui ir rašymui. Žinoma, galvosiu ir kalbėsiu visų pirma apie politiką. Juolab, kad pernai balandžio pabaigoje prisijungusi prie Tėvynės sąjungos Krikščionių demokratų partijos padariau ir paskutinį žingsnelį, kuris suteikia galimybę apžiūrėti ir vertinti politiką iš pačių įvairiausių perspektyvų. O jei taip, tai ir grįžkim prie politikos, kuri, kad ir kaip vertintumėme, yra didžiausias žmonijos civilizacinis išradimas. Politika, kuri tikrai ne mokslo, o meno rūšis, pagimdė kitas menas – menas mąstyti arba filosofija. Ir taip dabar jau galime pereiti prie pagrindinio šios dienos klausimo, kurį matyt neatsitiktinai suformulavo būtent filosofas. Prieš gerą savaitę meno mąstyti atstovas Paulius Gritėnas retoriškai paklausė, koks sveiko proto žmogus norėtų tapti politiku. Toks klausimas Lietuvos viešoje erdvėje skamba dažnokai. Na, man atsakymas aišku savaime. Būtent sveiko proto žmogus nori būti politiku, nes taip įsigauna realią galimybę saugoti ir konstruoti terpę, kurioje gyvena, saugoti savo valstybę. Klausimą, koks sveiko proto žmogus norėtų tapti politiku, pats Gritėnas palieka atvirą, pabrėždamas, kad tai esą provokuojantis ir retorinis klausimas. Vėlgi, o ką ir kodėl toks klausimas turėtų provokuoti ir kodėl šis klausimas retorinis? Ieškodamas atsako, autorius atsigrėžė istoriją, nes pasak jo, sėkmingus politinius sprendimus vertiname per praėjusių amžių politikų darbus, klausdami, kur mūsų naujieji Čerčiliai ir Reiganai. Dar kartą nesugebu suvokti, kodėl ieškant atsakymo į ganėtinai trivialų klausimą, kas yra sėkmingas dabarties politikas, reikia pradėti pinti minčių gijas apie Čerčilius ir Reiganus. Manau, kad taip istoriškai, kabutėse mąsto, taip vertina tik tie, kurie taip ir nesugebėjo mentaliai palikti jaukių filosofijos fakulteto kiemelių ir gražiųjų auditorijų. Na, o mes palikime.
Abu minėtus etalonui prilygintus politikus gerbiu. Tai tikrai iškilios asmenybės, kurios sugebėjo istorijos tėkmę pasukti jų pasiūlytų keliu. Kaip ir kiekvienos iškilios asmenybės atveju, jų veikla ir tos veiklos padariniai vertinami labai įvairiai. Vis dėlto sėkmingais politikais jie tapo ne dėl to, ką jie realiai padarė ar ko nepadarė, o dėl to, kad jie laimėjo rinkimus. Kiekvienas rinkimus laimėjęs dabarties politikas, visai taip pat kaip ir jų broliai praeityje, yra sėkmingas. Patinka tai, kam ar ne, aš esu labai sėkminga politikė, laimėjusi visus 3 įvairaus lygio rinkimus, kuriuose dalyvavau. Ar mano darbas turės pasiekmių ateityje, parodys laikas, bet tai jau bus visai kitas klausimas. Visai taip pat ne politikas Gitanas Nausėda yra labai sėkmingas politikas, nes sugebėjo sukurpti viziją, kad jam rūpi su gerovė. Ir tai prezidento rinkimuose įveikė rimtai vertinant, gerokai rimtesnius politikus. Beje, tą jo formuotą stipraus ekonomisto ir žmogaus, kuris suvieni šalį iliuziją, labai palaikė didžioji dalis šalies politinio proceso stebėtojų, nuo filosofų iki žurnalistų. Pastarieji taip džiaugiasi jo politiniu iškėlimu, kad net nepasivargino, nors truputį pasidomėti realiais darbais, kurių tiesiog nebuvo. Gi toks aukštas, gražus bankininkas, čia ypač juokinga buvo, ir net renka knygas. Tad koks skirtumas, ką realiai daro ir kokių teismų dėka įsitaisė gyventi draustinėje. Pagrindinis klausimas, o ką skaito ir kaip mąsto, kur ves šalį, Nausėda ar tas kitas politikas, kaip visuomet liko anapus aptarimų. Istorija, žinoma, kada nors vėliau vertins, kas iš ties lėmė šalies sėkmę ar nesėkmę. Atsakas labai priklausys ir nuo tų, kurie turės galimybę formuoti viešąją nuomonę. Tai irgi triviali tiesa. Savo ilgame rašinėje Gritėnas išskiria kelis momentus, kurie jo galva dabarties politikus priešingai nuo jų istorinių brolių paverčia tiesiog kenčiančiais rūpintojėliais. Pirma, jie esą beveik neturi privačios erdvės ar privatumo ir jaučia nuolatinį viešumo spaudimą. Antra, bet koks jų nusišnekėjimas, įžeidus, užgaulus ar tiesiog neapgalvotai suformuluotas įrašas, pasisakymas, visada gali pasklysti ir sugriauti karjerą. Trečia, skaidrumo reikalavimas atima iš politikų pilką erdvę, kurioje jie esą ramiai gali svarstyti visokius klausimus. Ketvirta, dabar esą, cituoju, politikams tenka vis daugiau užduočių išspręsti tam tikrą problemą politinio sprendimo būdu, politinėse institucijose, politinėmis priemonės. Taigi, apibendrina autorius, šiuolaikinis politikas savo politiko kaukę turi užsidėti 24 valandom. Noriu nuraminti visus, kurie nori tapti politikais ir manot, kad esate apdovanoti sveikų protų. Eikite į politiką drąsiai. Visi Gritėnų kaip dabarties politikos bėdos minėti dalykai egzistavo visada. Paskaitykite, kad ir antikos autorius. Asmeninė patirtis aiškiai sako, kad jokių kaukių užsidėti 24 valandas nereikia. Aš net nemokėčiau. Pirma, viešumas, ypač heiterių minos prasilenkiant gatvėje ar net bažnyčioje per mišias, yra dalykas netoks baisus, kaip atrodo. Jeigu sunku, tiesiog nueini pasikalbi su profesionaliu psichologu. Būna, kad ir kunigas tokius suramina. Čia tikras atvejis. Antra, ramiai rašau komentarus, kurie vertinami kaip įžeidus, užgaulus ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Rašau, nes ilgai mąstau ir po to maksimaliai aiškiai formuluoju tai, ką noriu pasakyti. Tai niekaip neveikia mano karjeros, priešingai jai padeda. Rinkėjai žino, ko iš manęs tikėtis. O tiems, kuriems atstovauju, svarbu, kad aš visada kalbėsiu tiesiai, nežiūrint su kuo kalbu. Žinau, manęs labai nemėgsta tiek kai kurie intelektualai, tiesa įtariu, kad jie dažniau pavydi. Nors aš jiems siūlyčiau nebijoti ir aiškiai sakyti tai, ką nori pasakyti. Tada ir jiems pasiseks. Trečia, jokios pilkos zonos svarstant politinius klausimus būti negali. Išskiriu tik vieną zoną, kur tai yra įmanoma, gynybos dalykus. Betgi tuo profesionaliai užsima labai nedidelė politikų dalis. Visi tik kalba apie viešuosius dalykus. Ir galiausiai ketvirta, kartoju Gritėną. Politikams tenka vis daugiau užduočių išspręsti tam tikrą problemą politinio sprendimo būdu, politinėse institucijose, politinėmis priemonėmis. Drąsiai sakau, nieko nesuprantu, mano ir autorius nelabai supranta. Bendrai imant, vertinu Gritėno rašinius, nebejoju jo išsilavinimu ir gebėjimais. Bet visada jie verti skaitimą. Konkrečiu atveju tarkime, kad primintum savo nekurpti klampių beprasmių pasažų, o į paprastus klausimus atsakytum visiems suprantamais žodžiais. Čia politikui labai svarbu. Cituoju dar kartą Gritėną.
sunkinanti aplinkybė tikrovės politizacija, plečianti socialiniam gyvenimui, vystantis kultūriniams procesams, į politinius klausimus įsitraukiant vis daugiau žmonių, atsirandant vis daugiau naujų politinių tapatybių ir interesų grupių, neišvengiamai kyla būtinybė reglamentuoti jų padėtį arba veiklą. Skaitai žmogus, bandai suprasti, nieko nesupranti, bet girdi galvoje anglišką tekstą, kurį matyt autorius iš kur nors prastokai išsivertė arba sukurpė padedant dirbtiniam intelektui. Va šito nedarykit. Paties su tokiu nevykusiu pasažu pridėliojus ne vieną per savo ilgai gyvenimą ir cituoju čia ne tam, kad pasijuokčiau. Cituoju, kad pasakyčiau, politika yra menas gyventi viešumoje, menas komunikuoti, menas aiškiai kalbėti ir menas skaidriai mąstyti. Na, jau kas iš to gausis, priklauso nuo rinkėjų, nuo jūsų visų, kurie manęs klauso.